Sveiki. Sveiki. Taip, tai jau pasidalinu ekranu ir galėsime pradėti. Tai sveiki visi dar kartą, labai džiugu matyti prisijungusius prie mūsų pirmo organizuojamo Adonis webinaro. Ačiū, kad skiriat savo laiką ir šį rytą nusprendėt praleisti su mumis. Aš esu Živilė, UAB informacinės konsultacijos projektų vadovė ir su manim šiandien taip pat webinare yra mano kolegė Kristina, kuri irgi skaitys dalį pranešimo. Tai šis webinaras yra mūsų naujo nemokamo Adonis webinarų ciklo pradžia. Planuojame tokius reguliarius susitikimus, kuriuose gilinsimės į praktinius Adonis naudojimo aspektus, naujas funkcijas, tendencijas procesų valdyme. Tai šiandienos mūsų pristatymas truks iki 30 minučių. Savo klausimus galite rašyti Teams'ų chat'e arba specialiame Q&A lange, taip pat Teams'uose. Tai viso webinaro metu galite rašyti savo klausimus ir mes juos pasitengsime atsakyti webinaro pabaigoje. Ir taip pat dar techninis toks pranešimas, kad šis webinaras yra įrašomas ir įrašą ir skaidres galėsite gauti elektroniniu paštu per keletą dienų po seminaro pabaigos. Taigi šiandien norime Jums parodyti, kaip Adonis 17 versijos naujienos gali padėti Jums dar lengviau ir išmaniau dirbti su procesais, tiek juos modeliuojant, tiek analizuojant, ir trumpai pristatysiu Jums svarbiausias šios versijos naujienas. Parodysiu, kaip veikia AI asistentas išmanusis pagalbininkas Adonyje. Kristina vėliau supažindins Jūs su Process Drafter, naujos kartos procesų modeliavimo įrankiu, ir galiausiai pabaigoje atsakysim į Jūsų klausimus klausimų atsakymo sesijoje. Tai tiek trumpai įžangai ir galima pradėti nuo Adonis 17 versijos naujienų. Tai Adonis 17 versija yra tikrai reikšmingas šio produkto atnaujinimas. Tai ne vien tik tai naujos funkcijos, bet ir tikrai svarbus žingsnis link išmanesnio ir tokio prieinamesnio procesų valdymo. Vienas iš pagrindinių akcentų šitos versijos ir šio atnaujinimo yra dirbtinis intelektas. Jis pasitelkiamas yra ne vien tik tai modeliavimui, bet ir analizai bei procesų supratimui. Tai naujasis AI asistentas leidžia užduoti klausimą apie procesą arba galime jo paprašyti sukurti naują procesą, jo diagramą, ir sistema savarankiškai sumodeliuoja pagal BPMN notaciją proceso diagramą. Taip pat tarp atnaujinimų yra ir Process Drafter funkcionalumas, tai toks paprastas būdas, kaip pradėti kurti procesus net ir tiems darbuotojams, kurie galbūt neturi pakankamai BPMN patirties ir reikiamų žinių. Tai šis funkcionalumas leidžia mums įtraukti dar platesnį naudotojų ratą į procesinį valdymą ir leisti prisidėti darbuotojams prie procesų tobulinimo organizacijoje. Šiandien plačiau nekalbėsim, bet taip pat verta paminėti ir kitus kelis atnaujinimus. Tai kartu su šia versija atsirado ir Process Mining Essentials naujas priedas, tai toks atskiras papildinys, kuris yra skirtas procesų analizai pagal faktinius duomenis. Taip pat buvo atliktų pakeitimų susijusių su naudotojo patirties gerinimu, validacijos procesų logika patobulinta, kai kurios administravimo galimybės irgi šiek tiek pakoreguotos. Ir visus detaliai šios versijos naujienų aprašymus Jūs visada galite rasti POC Group puslapyje, tai skaidrėse taip pat bus nuoroda. Tai kviečiu pasidomėti plačiau apie tas naujienas po mūsų webinaro. Tai pradėsiu nuo Adonis AI Assistant. Keletą skaidrių supažindinsiu Jūs su tais pagrindiniais funkcionalumais ir vėliau galėsiu gyvai pademonstruoti keletą pavyzdžių, kaip tos funkcijos yra taikomos praktiškai.
Tai AI Assistant veikia kaip toks virtualus konsultantas, kuris padeda vartotojui kurti, suprasti ir analizuoti procesus, naudojant natūralią kalbą, žmogaus kalbą. Tai šis asistentas gali būti naudingas tiek tiems, kurie yra tokie pradedantieji galbūt procesų pasaulyje, nes nereikia gerai išmanyti BPMN ar paties Adonio funkcionalumo, tiek taip pat gali būti naudingas ir jau patyrusiems modeliuotojams, kurie galbūt nori sutaupyti laiko procesų kūrime, ar pasisemti įkvėpimo, gerų praktikų, ar panaudoti šį asistentą analizės metu, tiesiog turėti su kuo pasitarti, tokį kaip vidinį Adonio konsultantą. Tai pirmoji asistento funkcija yra procesų kūrimas. Angliškai Adonyje rasite pavadinimą design. Jis yra skirtas kurti proceso diagramą pagal tekstinį aprašymą. Tai pats funkcionalumas veikia labai paprastai. Mes pasileidžiame dirbtinio intelekto tą asistentą, pasirenkame design funkciją, parašome paprasta kalba savo užklausą, kokį procesą mes norime modeliuoti ir sistema pati iš to mūsų aprašymo sukuria diagramą. Taip pat yra galimybė tam tikrus nustatymus dar pasirinkti, tai koreguoti, kokiu detalumu tas procesas turėtų būti aprašytas ir sumodeliuotas. Taip pat galima pažymėti, kad būtų priskirti vaidmenys, rolės prie proceso žingsnių ir taip pat nurodyti, kad reikalingi detalesni procesų žingsnių aprašymai. Tai Adonio laukelyje description atsiranda dar papildomas tų žingsnių išplėstinis toks aprašymas. Antroji funkcija yra proceso analizė, kurioje jūs galite užduoti klausimą apie jau sumodeliuotą procesą ir vėlgi paprasta kalba tiesiog parašyti savo klausimą ir gauti atsakymą iš dirbtinio intelekto asistento. Tai ši funkcija yra daugiau skirta analitikams, galbūt procesų savininkams, vadovams ar darbuotojams, kurie siekia patobulinti tą jau aprašytą procesą ar įvertinti jo efektyvumą. Tai galima įvairiausius klausimus užduoti susijusius su tobulinimu, su automatizavimo galimybėm, efektyvumu, rodikliais ir panašiai. Tai šitas dvi pirmosios funkcijos, tiek design, tiek analyze, jos yra skirtos tiems vartotojams, kurie turi modeliavimo licenciją, kurie yra Adonis to turinio jau kūrėjai, modeliuotojai procesų ir kurie dirba su procesų tobulinimu. Ir paskutinė trečioji funkcija yra proceso supratimas, tai irgi veikia labai panašiai kaip analyze funkcija, tik tais jinai yra prieinama ir yra skirta darbuotojams, kurie yra Adonis skaitytojai. Tai reiškia, kad jie turi tik skaitytojo licenciją, jie patys procesų nemodeliuoja, nekuria, bet skaitydami procesus gali pasinaudoti AI asistentu, kad geriau suprastų proceso turinį. Tai šio funkcionalumo pagrindinė esmė yra lengviau perteikti proceso turinį darbuotojams, kurie vėlgi galbūt nežino visų BPMN niuansų ar nėra pilnai susipažinę su Adonis funkcionalumais, tai kad jie galėtų geriau suprasti, kas yra pateikta procese, jo diagramoje, aprašyme ir kad ta informacija jiems būtų pateikiama žmonių kalba. Tai pats funkcionalumas taip pat veikia labai panašiai, mes tiesiog galime užduoti klausimą susijusį su atidarytų procesu ir gauti kažkokį tai atsakymą, paaiškinimą, kaip veikia tas procesas, apie ką jis yra, kokios galbūt yra mano užduotis tame procese ir panašiai. Tai ilgai nelaukiant pereisiu prie demonstracijos, pasidalinsiu tai jau ekranu, kuriame galėsiu pasileisti Adonį. Tai pirmiausia prisijungsiu
ir galėsime išbandyti visas 3 funkcijas. Galima pradėti nuo pirmosios, susikurti naują diagramą. Tai norint asistento pagalbos susikurti naują procesą, pirmi žingsniai yra lygiai tokie patys, kaip kad darytumėte tą savarankiškai. Reikia paspausti New, pasirinkti Business Process Diagram, kad atsirastų naujas diagramos šablonas. Ir dešinėje pusėje rasim AI Assistant funkcionalumą. Tai paspaudus AI Assistant atsidaro meniu laukas ir čia mes turime 2 pasirinkimus – Design ir Analyze. Tai kadangi aš esu prisijungusi per Design and Document aplinką, esu modeliuotojas, tai man leidžia pasirinkti ir išbandyti abu šiuos funkcionalumus. Tai pirmą, kaip ir minėjau, pabandysim sukurti proceso diagramą. Tai tiesiog galime rašyti užklausą, savais žodžiais įrašyti tekstą. Tai šiuo atveju aš prašau sumodeliuoti naujo darbuotojo apmokymo procesą. Paminiu, kad sumodeliuotų lietuviškai, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais net ir nepaminėjus specialiai, bet tiesiog parašius užklausą lietuvių kalba, asistentas modeliuoja lietuviškai, parašius angliškai užklausą modeliuoja angliškai, bet kartais nepaminėjus specifiškai, kad noriu gauti rezultatą lietuvių kalba, prasprūsta jam ir ta anglų kalba. Tai tiesiog dažnai irgi paminiu, kad būtent lietuviškai noriu gauti tą informaciją. Ir čia, kaip ir minėjau, galima pasirinkti, dar pasireguliuoti, kokiu detalumu mes norime procesą turėti. Galima priskirti roles, galima priskirti descriptionus prie veiklų. Ir tiesiog parašius tą užklausą ir pasirinkus šio norimus nustatymus, spaudžiam Generate Process. Ir jisai šiek tiek pamastęs turėtų mums pateikti diagramą. Taip, tai matom, kad susikūrė diagramos vaizdas, automatiškai yra sukurtas ir proceso pavadinimas, kurį be abejo galime pasikoreguoti. Yra proceso schema, tokia ganėtinai paprasta, aš to detalumo, kadangi nedidinau, tai jis toks vidutinio detalumo yra šiuo atveju. Ir yra proceso pradžia nurodyta, rezultatas ir tam tikri veiksmai. Ir be abejo yra galimybė visą šitą informaciją koreguoti. Aš galiu keisti ir pavadinimus, ir pridėti daugiau kažkokių elementų, jeigu, tarkim, norėčiau kažkokius vartus įterpti su pasirinkimais, arba pakoreguoti, pavyzdžiui, rezultato aprašymą, kad galbūt labiau atitiktų kontekstą. Tai visą diagramą jūs vėliau galite koreguoti. Dabar čia, kadangi noriu padaryti pakeitimą, tai manęs paprašė dar išsaugoti šią diagramą. Taip pat galima pakeisti ir modeliavimo iš horizontalaus į vertikalų. Jisai automatiškai modeliuoja visą laiką horizontaliai, bet jeigu jūs pratę esat vertikaliai modeliuoti, tai galima nesunkiai pasikoreguoti. Čia taip pat yra užrašas, kuris įspėja, kad šitas modelis yra sukurtas dirbtinio intelekto pagalba, tai jį galima ištrinti jau, kai koreguojatės savo procesą. Ir vėliau jau šitą proceso aprašymą ištobulinus ir papildžius galima pilnai naudoti, išsaugoti, pasitvirtinti ir įtraukti į savo procesų architektūrą. Tai tiek trumpai turbūt apie modeliavimo dalį ir dabar galima išbandyti ir kitas funkcijas. Tai antroji yra analizės funkcija. Tai čia šiuo atveju aš atsidarau jau kažkokį tai sumodeliuotą procesą. Nėra svarbu, ar procesas buvo modeliuotas žmogaus ar asistento, tai bet kurį mūsų proceso modelį
Atidarius yra galimybė vėlgi išsikviesti AI asistentą ir šiuo atveju pasirinkus Analyze funkciją jau galima bendrauti su asistentu būtent dėl šito proceso ar efektyvumo, ar tobulinimo, ar kitų klausimų susijusių su šiuo procesu. Tai, kaip matot, yra pasufleruota ir keli klausimai, ko jūs galite paklausti. Ne? Tai pats jau asistentas jums siūlo tam tikrus klausimus, kuriuos galite užduoti apie šitą procesą. Tai mes čia galim, pavyzdžiui, kažkurį iš jų pasirinkti, pasižiūrėti, ką jis atsakys. Tie pasufleruoti klausimai yra, kadangi anglų kalba, tai ir atsakymą gauname anglų kalba. Bet mes taip pat galim užduoti ir savo klausimų. Čia apačioje irgi tiesiog laisvas laukas, į kurį galiu įrašyti kažkokį tai klausimą arba kaip šiuo atveju paprašyti, kad jis pasiūlytų šio proceso patobulinimų, kad procesas veiktų efektyviau. Ir čia gal aš irgi paminėsiu, kad naudotų lietuvių kalbą, nes tiesiog prieš tai buvęs klausimas buvo angliškai, tai kad jisai čia nepasimestų mums. Taip, ir matom, kad siūlo įvairių čia idėjų ir susijusių su automatizavimu, ir proceso stebėjimo, ir analizę. Tai tokie galbūt bendrinės tokios rekomendacijos čia šiuo atveju gavosi, bet tikrai galima jo ir užduoti jam ir papildomus kažkokius klausimus. Galim, pavyzdžiui, pasiklausti dar dėl rodiklių, kad patartų, kaip galima būtų matuoti tokį procesą. Taip. Tai irgi mums pateikia įvairių variantų, kad rodikliai gali būti ne su laiku susiję, su kokybe, tam tikras klaidas galima matuoti ir panašiai. Galime paklausti ir dėl paties aprašymo, ar galime kažkuo papildyti galbūt šitą procesą, kad jisai būtų aiškesnis, efektyvesnis. Taip, tai bet čia jau gal labiausiai atsispindi iš šito atsakymo, kad jis jau tikrai nagrinėja specifiką to proceso, ne, ir pasiūlė, kad mums galima čia pagalvoti ir apie kažkokias mokymo sesijas grupinės ir individualizuotą mokymo planą sudaryti, rezultatus vertinti ir panašiai, nes šitas mūsų procesas, ne, yra apie naujo darbuotojo mokymų programos sudarimą, čia kelių žingsnių, toks gal nelabai sudėtingas. Tai vat yra pasiūlyta keletą idėjų, kaip galima būtų papildyti ir patobulinti šį procesą. Tai tokiu principu galima klausinėti įvairių klausimų, bet kaip ir minėjau, dėl kalbos irgi jau vėliau, kai užduodu klausimą lietuvių kalba ir net ir nerašau, kad lietuviškai man reikalingas atsakymas, tai jis kaip ir tęsia tą jau atsakinėjimą lietuviškai, bet jeigu susidursit, kad atsako anglų kalba, tai tiesiog reikia jam priminti, kad norite lietuvių kalba to rezultato. Tai tiek būtų dėl analizės to funkcionalumo ir paskutinis dalykas yra labai panaši ta funkcija, į kurią rodžiau ką tik, kad galima užduoti klausimus, tik tai skirta skaitytojams. Tai aš persijungiu į Read and Explore režimą, taip pat atsidarau kažkokį tai procesą ir šiuo atveju irgi turiu AI asistentą, tik jau čia man neduoda jokių pasirinkimų skirtingų funkcijų, nes man kaip skaitytojui yra galimybė naudotis tik funkcija, kuri leidžia man suprasti, apie ką yra šis procesas.
Tai šiuo atveju irgi galim užduoti porą klausimų, kad pamatytumėm, ką jisai čia mums atsakys. Tai pavyzdžiui, aš esu mokytojas, kokia mano funkcija yra šiame procese. Tai irgi nurodo, kad aš esu kaip mokytojas atsakingas už mokymų medžiagos atnaujinimą, kas ir yra, ne, vat mes turim žingsnį atnaujinti mokymų medžiagą ir yra priskirtas mokytojas, tai man tiesiog paaiškina, žodžiu, paprastai žodžiais, kad kokios yra tos mano veiklos šiame procese. Taip pat galima užduoti, pavyzdžiui, klausimą, ar šiame procese reikia dirbti su kažkokiais dokumentais. Tai vėlgi pamini, kad yra šiame procese dokumentų, yra mokymų programos šablonas ir susijęs su tokia ir tokia užduotimi ir iš tikrųjų matom, kad yra prie šios užduoties priskirtas mokymų programos šablonas kaip dokumentas, kurį man reikės naudoti. Ir galima dar, pavyzdžiui, pasiklausinėti, kokios sistemos yra naudojamos šiame procese. Tai irgi išvardina man tiesiog tekstu, kad yra project naudojama sistema ir Wordas tam tikrose šio proceso veiklose. Tai šitas funkcionalumas, jisai veikia visiškai taip pat iš esmės kaip ir antrasis, tik tai jo turinys yra šiek tiek kitoks, jisai skirtas labiau suprasti, apie ką yra procesas ir užduoti atitinkamus klausimus, kurie padėtų susivokti ir mano rolėje, kokia yra mano rolė tame procese ir galbūt apie ką yra tas procesas, kokie yra jo pagrindiniai žingsniai ir rezultatai. Tai tiek trumpai apie AI asistentą ir aš perduodu tuomet toliau pratęsti Kristinai, kuri papasakos jums apie Process Drafter. Ačiū labai, Živilė. Tai aš tik tai dar primenu, kad galite klausti. Pabaigoje mes turėsim klausimų atsakymų sesiją. Kaip Živilė minėjo, yra 2 dalys chato ir Q&A. Tai ten galite rašyti klausimus, mes pasistengsime atsakyti, jeigu turite tokių. Ir mano pristatymo dalis yra su antru funkcionalumu susijusi, ji yra susijusi su Process Drafteriu. Tai aš dabar pasidalinsiu ekranu. Aš lygiai taip pat kaip ir Živilė trumpai pristatysiu teorinę dalį ir vėliau pereisiu prie praktinės. Tai naujas funkcionalumas vadinasi Process Drafter. Iš esmės jis yra skirtas proceso sumodeliavimo į lentelės formą, ar ne? Tai čia aš dabar šitoje skaidrėje įkėliau informaciją, kaip reikėtų prisijungti, ar ne? Tai kai mes prisijungiam, mes visų pirma turim savo tą pirmąjį langą, tame lange spaudžiam šitą ikoną, susirandam Process Drafter. Process Drafter funkcionalumas turi papildomus tokius autorizavimus, tai nereikia kaip čia nustebti, ar ne, tiesiog spaudžiam autorizuojamės, kiek aš žinau, sekančioje versijoje jų turėtų sumažėti. Tai bus gal šiek tiek lengviau prisijungti. Iš esmės dabar mes turim kaip ir kelis langus, kelis kartus autorizuotis tam, kad prisijungti. Kas yra svarbu, kad šitas funkcionalumas veikia tik modeliuotojo aplinkoje. Jis neveikia readerio, to skaitytojo aplinkoje, kaip Živilė rodė, kad tarkime AI funkcionalumas veikia ir modeliuotojo aplinkoje ir dalis tam tikro funkcionalumo readerio, tai šitas funkcionalumas yra pasiekiamas tik modeliuotojams. Kai prisijungiam, ar ne, mes čia galim kurti procesą. Ir kaip ir minėjau, procesas kuriamas lentelės forma. Pagrinde šitas funkcionalumas jis yra skirtas tiem žmonėm, kurie neturi BPMN žinių ir nori susibraižyti procesą, jis yra tokia tarsi palengvinta forma, ar ne? Mes čia įsirašom proceso pavadinimą, įsirašom, yra vieta, kur įsirašom proceso pradžią, ar ne, tas triggeris, įsirašom pagrindinius proceso žingsnius, šalia galim nusirodyti prie procesų vykdytojus, ar ne, kas tas veiklas procese vykdo. Jeigu yra kažkokios sistemos konkrečiose žingsniuose, galime įsitraukti sistemas ir nusirodom rezultatą ir tada galim pasižiūrėti,
kaip susibraižo procesas, ar ne, įrankis automatiškai subraižo pagal pateiktą lentelėje informaciją procesą. Kas yra svarbu ir ką turbūt jau matote, kad pačioje lentelėje nėra vartų ir nėra tarpinių įvykių. Tai yra šitas funkcionalumas, jis leidžia susibraižyti procesą, tik tai proceso sėkmės kelią. Ar ne, tai jeigu aš, tarkime, čia susivedu pradžią, pabaigą, visas veiklas ir papildomą informaciją, aš čia spausčiau čia, prašyčiau, kad jis man duotų subraižytą procesą ir jis iš tos informacijos man pateikia, kaip atrodo subraižytas procesas. Ir kadangi aš nusirodžiau sistemą, aš matau sistemą, kadangi nusirodžiau vykdytojus, aš matau vykdytojus. Jeigu man reikia įsikelti, čia yra mano tas sėkmės vadinamas kelias, ar ne, kai aš jau turiu tokį subraižytą procesą, aš jį paskui galiu modeliuotis. Aš jį galiu įsikelti, jeigu man reikia vartus, ar ne, nusirodyti visas išimtis, įsikelti tarpinius įvykius, jau į tą subraižytą procesą. Tiesiog, kad jo pradžia yra prasideda nuo to, nu, kaip ir įprastai mes modeliuojamės, ar ne, kad susibraižom sėkmės kelią, o tada jau galim žiūrėti, kokios yra išimtis. Tai išimtis jau tvarkomos pačiame proceso diagramoje, nebe lentelėje. Kas yra dar svarbu, ar ne, toks iš funkcionalumo, kai aš susivedu į lentelės formą, turiu tą tokį preview, ar ne, tą matau paveikslą, aš jį galiu išsiseivinti, tai yra savo išsisaugoti ir savo paskyroje turėti. Ir jeigu aš tik išsisaugau ir nesubmitinu, tai reiškia, kad procesas liko mano aplinkoje ir jis dar nepateko į proceso architektūrą ir niekam nėra matomas. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš galbūt dar negalutinai parengiau procesą, noriu jį dar grįžti paskui patobulinti, tai man įrankis leidžia jį pasirengti ir pasilaikyti dar pas save, iki kol aš jį ištobulinsiu iki galo ir kai jau baigiu jį rengti, aš tada galiu submitinti. Tai va čia, tarkime, kaip atrodo mano aplinka, ar ne, čia aš matau, labas, Kristina man sako, ir aš matau, kiek aš turiu procesų, kuriuos aš parengiau su drafteriu, ir va šitas ženkliukas rodo, kad jie yra submitinti, vadinasi, jie atsirado procesų architektūroje, yra visiems matomi. Šitą, pavyzdžiui, aš tik išsisaugojau, aš dar su juo planuoju dirbti, tai jis neturi to ženkliuko, jis vadinasi dar yra darbiniai stadijai. Tai vat, tiesiog dėl tos notacijos ir pačio proceso braižymo, kad jeigu dar mes norim neskelbti, jis gali likti viduje. Kai jau aš jį submitinu, jis atsiranda, va čia įdėjau, ar ne, jis atsiranda pačioj Adonis aplinkoje, modelių dalyje atsiranda tas mano procesas, kurį aš sukūriau. Kadangi jį sukūriau aš, tai jis atsiranda prie mano segtuvo, paskui mes persikeliam, kur mums reikalinga į proceso architektūrą. Nu va ir matom, kad čia yra tas procesas, aš atsidarau, aš matau ir jis jau tampa visiems matomas. Dar yra toksai niuansas, kurį įdėjau, kas yra svarbu, tai yra, kai mes turim va šitą va modeliavimo dalį, prie kiekvienos veiklos aš galiu, kaip ir matom, nurodyti vykdytoją, nurodyti sistemą. Admino dalyje aš galiu įsidėti čia daugiau stulpelių. Jeigu aš noriu, tarkime, kad būtų, va čia yra ta admin dalis, ar ne, čia, kadangi pasidalinsim skaidriam, tai liks. Iš esmės reikia, yra toks process drafter skiltis, configuration, ir aš čia galiu nusimatyti, kokius aš noriu turėti daugiau stulpelių, kai modeliuosiu, kad galima būtų įkelti iš karto visą informaciją prie veiklos, turėti daugiau tos informacijos. Tai vat, kaip ir tiek, dabar aš tada pademonstruočiau praktiškai, kaip tai veikia, ar ne, kad ne tik teoriškai, bet kaip tai atrodo, kai mes dirbam, ar ne, tai vėlgi aš tada autorizuojus. Taip. Ir kai aš autorizuojuos, kas yra svarbu, jisai nukelia mane į mano, aš turiu, kiekvienas modeliuotojas, kuris turi modeliuotojo teisės, jisai turi savo tą tokį drafterio, tarsi tokią kaip paskyrą, kurios niekas apart to konkretaus žmogaus nemato. Ir tada aš spaudžiu, kad aš noriu sukurti naują procesą, ar ne, pavyzdžiui, pavadinsim išnagrinėti klientų užklausą.
sukūriau pavadinimą, dabar aš noriu pradžią, ar ne, pavyzdžiui, gauta kliento užklausa. Tada mes pridedam, ar ne, kad pavyzdžiui yra pirma veikla, kad reikia užregistruoti užklausą, ar ne, kai gaunam, tada išnagrinėti užklausą, ar ne, ir kai išnagrinėjam, pateikti atsakymą klientui, ar ne. Dabar kartu aš galiu nurodyti, kas yra vykdytojas, tai tai laukiam, kol jisai. Kas yra svarbu, kad galbūt atkreipti dėmesį, kad aš galiu naudoti tiek jau sistemoje esančias rolės, tiek sukurti naujas. Nu, va, tarkime, jis man rašo, kad administratorius yra nauja rolė, ar ne? Tai aš įsidedu ir jis atsiras rolių dalyje pačioje architektūroje. Tarkime, išnagrinėti galbūt projektų vadovas nagrinėja, ar ne? Ir aš matau, kad kadangi nėra skliausiuose new, tai kad jis man siūlo esamą rolę, kuri yra jau Adonija ir, tarkime, pateikti atsakymą, gal irgi projektų vadovas pateikia, ar ne? Jo, tai aš pasižymiu, kad taip. Ir galbūt dar galim kelti sistemą, kad aš, pavyzdžiui, užklausas query desk kaip tokia, tarkim, mes naudojam ir jis rašo, kad tai yra irgi nauja, aš galiu pasirinkti skirtingą objektą, ar ne, ir įsikeliu. Tada įsikeliam rezultatą, tai bus išnagrinėta kliento užklausa, išsaugau. Ir galim pamatyti, kaip atrodo. Va, jis man subraižė procesą iš to, ką aš pateikiau. Tai kaip ir minėjau, aš dabar parodysiu, jeigu aš, tarkime, nepatvirtinu, nesubmitinu, tai aš tada grįžtu į start. Aš jo galiu, tarkime, aš dar norėsiu su juo dirbti, ar ne, tai aš matau, kad jisai, pavyzdžiui, šičia nėra. Turiu 2, kurie jau patekę į Adonis aplinką ir yra visiems matomi ir turiu 1, kuris nematomas. Nu va, ir jeigu aš noriu, tarkime, jį vis tik submitinti, aš grįžtu, submitinu, ar ne, aš galiu kažkam parašyti žinutę čia, nu, tarkime, dabar Živilei, ar ne. Tai. Bandom čia. Va. Živilei, ar ne, kad įkėliau naują procesą kaip pavyzdys, ar ne? Galima daugiau pridėti, tai yra tuos žmonės, kuriuos norim informuoti, kad yra atsiradęs naujas procesas, mes galim jiems parašyti. Jie gaus žinutę. Ir taip, aš tada grįžtu. Ir čia, pavyzdžiui, aš galiu atidaryti ir man jau atsidaro, kad aš galiu atidaryti Adoniją, ar ne? Tai yra ne tik tai mano. Čia aš matau tą procesą, bet aš jį galiu atidaryti Adoniją. Nu va ir turim, ir mes matom, jeigu aš noriu pažiūrėti, kur jis pas mane atsirado architektūroje, va, aš matau, ar ne, jisai atsirado čia. Žinoma, mes čia galim vėlgi, galim nusimti numeraciją, galim pasidaryti, kad jis būtų vertikaliai, ar ne, tai visą tą galim tvarkytis, galim įsikelti papildomai, va, jeigu reikia mums vartus ir taip toliau, mes galim su juo toliau pilnai dirbti ir jį toliau tvarkytis. Tai tiek dėl pačio funkcionalumo. Dabar, jeigu turėtumėte klausimų, tai mes atsakytume į klausimus ir tuoj. Jeigu turit ar ne, matau, kad yra. Ir tuo pačiu, ką dar noriu paminėti, kad tai yra mūsų
Pirmasis, vat, kaip Živilė ir minėjo, pirmasis webinaras, mes juos planuojame organizuotis ir toliau periodiškai. Jeigu turėtumėt klausimų arba temų, kuriomis norėtumėte šitus seminarus sudalyvauti seminaruose, ar ne, tai mes galėtume atsižvelgti, mes planuojam po seminaro atsiųsti anketą, jeigu užpildysit anketą, anketoje bus viena iš skilčių siūlomos temos, ar ne, tai jeigu norėtumėt, kad mes plačiau papasakotumėm apie kažkokį funkcionalumą, arba turit kažkokių kyla klausimų, ar ne, tai mes galėtume tam susiorganizuoti atskirą webinarą ir viską detaliau papasakoti, atsakyti klausimus, tai vat, žodžiu, toliau bandysim tęsti ir padėti ir kartu keliauti šitą kelionę į Sodonių. Tai aš matau, kad yra kažkokių klausimų, ar ne? Taip, Edgaro vienas yra klausimas dėl Copiloto, ne, Donija, tai čia irgi gal kas nesusidūręs, tai kontekstas yra, kad AI asistentui naudoti šiai dienai yra reikalinga OpenAI paskyra. Tai čia šitie du produktai, ne, Donis AI asistentas bendradarbiauja su OpenAI paskyra ir tokiu būdu jūs galite naudotis tuo funkcionalumu. Tai Copiloto kol kas nepalaiko Donis ir mes kažkokios tikslios datos nežinom, kada galima bus Copilotą prijungti, bet tik tai esam girdėję būtent irgi pristatyme tiekėjo, kad jie tikrai galvoja ir dirba tuo klausimu, kad būtų galimybių daugiau, ne tik su OpenAI apjungti Donis, bet ir su kitais produktais ir Copilotas, kadangi tikrai toks ganėtinai populiarus, tai matyt yra vienas iš tų produktų, kuris bus galbūt ateityje atsiras galimybė naudotis. Tai labai negaliu atsakyti tai pilnai tą klausimą, bet pasidalinu tik tai, kad ties tuo yra dirbama, kaip ir beje apskritai dirbtinio intelekto funkcionalumai, tai čia tikrai yra dar ne pabaiga ir tik tai toksai, sakykime, pirmas eksperimentas pasibandymui, tas asistentas veikiantis su tom keliom funkcijom. Tai mes tikrai ir girdėjom, kad yra planų ir išplėsti tą naudojimą, kad veiktų ne vien tik tai vieno proceso rėmuose, galbūt po visą architektūrą galėtum kažkokiais tai funkcionalumais dirbtinio intelekto naudotis. Tai manau ateityje naujose versijose bus ir daugiau patobulinimų ir visiškai galbūt naujų kažkokių funkcijų, kurios irgi naudos dirbtinį intelektą. Taip, taip, aš tik dar papildysiu, mes kai buvom vienoje, tai jau buvo demonstracijos, kaip tas AI-us veikia Donija ne tik tai vieno proceso ribose, bet visame modelyje, kad aš galiu atėjus paklausti, kuriame procese, va, turiu tokį klausimą, kuris procesas atsako man į tą klausimą ir jis pereina per visus procesus ir išmeta tuos, kurie man aktualūs. Nu, tarkim, tam buvo atvejis, kad sugedo kavos aparatas, ką man dabar daryti. Ir jis parodė ir procesus, kurie susiję su aparato taisymu ir dokumentus, kurie susiję su aparato ten instrukcijos ir taip toliau. Tai iš esmės jisai ateityje planuoja, kad dar labiau bus naudojamas ir viso modelio ribose. Matau dar, kad yra Tado klausimas, ar ne, čia dėl, ar modeliuojant procesą AI Assistant pagalba rolės sistema kuria naujai, ar naudoja turimas esamas. Jis naudoja naujai, jeigu nurodom, kokias norėjimai kelti, jis prideda naujai. Nu, toks jo yra principas, kad jis įkelia naujai, bet jeigu yra esamos, tai galima tiesiog persiskirti tame procese. Nu, kaip ir rodė Živilė, kad jeigu yra poreikis, galima paskui, kai jau subraižo, galima jį susitvarkyti pagal save. Jis tokia kaip ir duoda pradžią. Taip, gal dar kokių turit klausimų? Taip, ar atliekant proceso analizę, AI Assistant pagalba uždavus tos pačius klausimus tiek lietuvių, tiek ir anglų kalba, sulaukiam panašių rekomendacijų. Na, čia dėl šitos dalies, tai iš tikrųjų net ir uždavus klausimą tą pačią kalbą skirtingus 2 kartus, bet šiandien atsidariau procesą, vakar atsidariau tą patį procesą,
Tai tikrai galit gauti skirtingus atsakymus. Tai čia, nežinau, jeigu naudojatės, kad ir ChatGPT ar kažkokiais kitais įrankiais, ne, kur galima užklausas pasirašyti, tai tikriausiai irgi pastebėjot, kad tų atsakymai jie gali skirtis į tos panašius klausimus ir vieną kartą gal labiau esi patenkintas gauti rezultatų, kitą kartą mažiau, bet taip gali skirtis ir kalbom skirtingom uždavus irgi tie atsakymai gali skirtis. Ir dar vieną matau klausimą, ar prisijungus į Adonį galima matyti analizės susirašinėjimo istoriją ir ji yra ištrinama, tai istorija nėra išsaugoma, jinai matosi tol, kol vartotojas neišeina iš to lango proceso, neuždaro proceso. Tai galima net ir atsidarius analizės tą lauką, galima net ir pačiam inicijuoti new chat paspausti, kad išsitrintų iškart jų tą istoriją ir iš naujo pradėtum su juo bendrauti. Bet jeigu net ir to nedarant, net ten uždavinėjus kažkokius klausimus, atsakymus gavus, tai uždarius procesą tie atsakymai išnyksta. Tai jeigu norima kažkokius, kaip pavyzdžiui, idėjas, ne dėl rodiklių, dėl dar kažko, jeigu norima tą informaciją turėti, tai reikėtų ją išsisaugoti, prisidėti galbūt ar prie, galima net ir Adonyje, pačiai diagramai prie kokių change'ų pasižymėti, ar kaip komentarą savo pasižymėti komentarų lauke, kad čia verta būtų apsvarstyti kažkokius ten rodiklius ar pakeitimus ir panašiai, tai reiktų atkreipdėmėsi taip, kad tą informaciją išsisaugotumėt kažkur. Taip, tai matau, kad klausimų kaip ir nebėra, tai dar kartą ačiū. Jeigu turėsit, vis tik sugalvosit po kiek laiko, tai parašykit, mes tikrai mielai atsakysim. Kaip ir minėjau, dar kartą primenu, kad atsiųsim anketą ir atsiųsim video bei skaidres. Jeigu užpildysit anketą, ko labai prašytume, tai nes mums padėsit, tai tuo pačiu įkeltumėt ir tas papildomas temas, kurios jums aktualios. Tai kaip ir tiek turbūt, ar ne, savaitės bėgė atsiųsim skaidres ir video, tai dar kartą ačiū ir iki. Dėkui. Iki kitų kartų, iki. Iki.